Kovino miestas, Kalifornijos valstija, Jungtinės Amerikos valstijos. Ortegų šeima, 80-metis Jozefas ir 70-metė Alisa Ortegos, surengė jau šeimos tradiciją tapusį kasmetinį kalėdų išvakarių vakarėlį savo namuose. Jame dalyvavo 25 žmonės, įskaitant Jozefo ir Alisos 5 suaugusius vaikus, jų antrasis pusės ir anūkus. Viena iš jų dukrų, 43 metų Silvija, iš po sunkių skyrybų, neperseniausiai buvo grįžusi gyventi pas juos. Silvija 2006 metų sausį ištekėjo už vyro vardu Briusas Pardo. Briusas buvo savanoris šventikas katalikų bažnyčioje ir visi, kas jį pažinojo, apibūdino jį kaip draugišką, bendrauti mėgstantį žmogų, kuris mėgo būti dėmesio centre. Tačiau netrukus po vestuvių Silvija suprato, kad jos vyras nėra toks, koks jis jai pasirodė iki vestuvių. Kaip ir daugelyje santuokų, problemos prasidėjo nuo finansinių nesutarimų. Tai nebuvo dėl to, kad porą spaudė nepriteklius, nes Briusas dirbo elektrikos inžinieriumi karinės įrangos įmonė Los Andžele ir uždirbo 6-ženklį atlyginimą. Jie įsigijo didelį namą prabangiame Los Andželo rajone. Briusas turėjo Cadillacą Escalade, Hammerį ir nuosavą laivą. Silvija buvo 3 vaikų vieniša mama ir ištekėdama už Briuso moteris dirbo sekretorė gėlių auginimo plantacijoje ir uždirbo tik dalį to, ką uždirbo naujasis jos vyras. Tačiau Briusas atsisakė atidaryti bendrą sąskaitą arba net padėti su jos vaikų išlaidomis, reikalaudamas, kad ji pati rūpintųsi savo vaikais. Pirmųjų santuokos metų pabaigoje Briusas tapo šaltas, emociškai atitolęs ir labai taupus, dėl ko dažnai kildavo ginčai. Silvija tuo metu nežinojo, tačiau vėliau FTB failai atskleidė incidentą, parodantį, koks savanaudiškas galėjo būti Briusas. Dar 1989 metais jis buvo susižadėjęs su bendradarbė ir pora planavo didelės vestuves bei brangias medaus mėnesio atostogas Taityje. Tuo metu Briusas tiek pinigų neturėjo ir gyveno su motina, todėl jo sužadėtinį panaudojo savo santaupas pasiruošimui vestuvėms, avansams ir kelionės išlaidoms. O galiausiai atėjus vestuvių dienai, Briusas nepasirodė. Vėliau jo sužadėtiniai išsiaiškino, kad jis ištuštino jų bendrą banko sąskaitą ir panaudojo pinigus kelioniai į Palm Springs kurortą Floridoje. Tačiau 2007 metų pabaigoje Silvija sužinojo dar labiau šokiruojančią informaciją apie savo vyrą. Pasirodo, Briusas turėjo vaiką iš dar ankstesnių santykių, apie kurį niekada nebuvo prasitaręs. Tai buvo nemalonu, bet galbūt dar atleistina. Tačiau tai, ką jis sužinojo toliau, ją tiesiog sukrėtė. Maždaug prieš 5 metus Briusas prižiūrėjo tuo metu savo 13 mėnesių sūnų, kol jo motina buvo išėjusi apsipirkti. Kol Briusas žiūrėjo televizorių, mažylis įkrito į baseiną, o mamai grįžus namo, Briusas laikė sąmonę praradusį berniuką savo rankose ir nekontroliuojamai šaukė. Vaikas sraigtasparniu buvo nugabentas į ligoninę, ten gaivintas net kelias valandas, norint stabilizuoti jo būklę. Per šį laiką Briusas nė akimirkai nepaliko savo sūnaus. Po kelių savaičių gydytoja nustatė, kad dėl deguonies trūkumo berniukas patyrė sunkią smegenų traumą. Vaikas liko paralyžiuotas ir buvo aišku, kad berniukui reikės nuolatinės pagalbos visą likusį jo gyvenimą. Sužinojęs apie tai, Briusas nutraukė santykius tiek su vaiko mama, tiek su savo sūnumi. Nors moteris niekada nekaltino Briuso dėl šios tragedijos, jai vis tiek reikėjo finansinės pagalbos, kad galėtų padengti beveik $350,000 siekiančias medicininės sąskaitas, kurios susikaupė po sūnaus nelaimės. O kadangi Briusas atsisakė padėti jas apmokėti, moteris buvo priversta paduoti į teismą jo draudimą. Išmokėta kompensacija buvo mažiau nei 1/3 skolų sumos ir ji buvo panaudota apmokėti dalį medicininių sąskaitų. Pasibaigus teismui, Briusas vėl nutraukė visus ryšius tiek su berniuko mama, tiek su savo sūnumi. Jis niekada neskyrė nei cento padėti vaiko išlaikymui, tačiau toliau įtraukdavo berniuką kaip savo išlaikytinį metinėje mokesčių deklaracijoje. Kai Silvija apie tai sužinojo, ji nebegalėjo atleisti tokio šaltakraujiškumo. Ir ji taip pat nenorėjo būti laikoma atsakinga už mokesčių sukčiavimą, kurį darė Briusas, deklaruodamas berniuką kaip išlaikytinį. Jie pradėjo miegoti atskirai, o 2008 metų kovą išsiskyrė. Briusas buvo įniršęs, jis kovojo su Silvija dėl visko, net didžiausių smulkmenų. Silvija paprašė Briuso, ar galėtų likti jų namuose iki mokslo metų pabaigos, kad jos dukra galėtų pabaigti darželį. Tačiau Silvijai su vaikais išvykus į giminaičio gimtadienį, Briusas tikra to žodžio prasme išmetė visus jų daiktus ant gatvės.
2008 m. birželį teismas įpareigojo Briusą mokėti daugiau nei $1,700 per mėnesį alimentus. Pirmasis alimentų mokėjimas buvo apmokėtas nepilnai ir nuo to laiko jis daugiau taip niekada ir nemokėjo. Taip pat birželio mėnesį Briusas įsigijo 9 mm Sig Sauer pusiautomatinį pistoletą. Praėjus vos mėnesiui Briusas buvo atleistas iš darbo. Išaiškėjo, kad jis klientams pateikdavo fiktyvias sąskaitas už valandas, kurių jis niekada nedirbo. Dėl to jam valstybė netgi atsisakė mokėti bedarbių išmokas. Netekus pajamų, teisėjas panaikino jo alimentų mokėjimo prievolę, kurių aišku jis ir taip nemokėjo. Tačiau jis vis dar turėjo $31 000 kreditinės kortelės skolų ir $2,700 mėnesinę būsto paskolos įmoką. Nepaisant visų skolų, rugpjūčio 8 dieną Briusas nusipirko antrą 9 mm Sig Sauer pistoletą. Pagal Kalifornijos įstatymus įsigijus ginklą reikia išlaukti bent mėnesį laiko, norint įsigyti kitą ginklą. Todėl praėjus mėnesių laiko jis nusipirko trečią 9 mm Sig Sauer pistoletą. Ta pačią dieną jis užsisakė specialiai pagal užsakymą pasiūtą kalėdų senelio kostiumą iš vietinio siuvėjų. Vėlgi, pralaukus privalomasis 30 dienų, spalio mėnesį jis nusipirko ketvirtą Sig Sauer pistoletą. Ta patį mėnesį jis aplankė savo draugą Ajovo mieste, kuris įsigijo 16 apkabų, kurių kiekviena talpino po 18 šovinių, ir tai yra daugiau nei leidžiama Kalifornijos įstatymuose. Briuso draugas teigė, kad jis atrodė geros nuotaikos, nors prisipažino, kad Silvija skyrybose jį tiesiog išskalbė. Lapkričio 13 dieną Briusas įsigijo 5 Sig Sauer pistoletą ir atsėmė savo pagal užsakymą pasiūtą kalėdų senelio kostiumą. 2008 m. gruodžio 18 dieną pilnai pasibaigė Silvijos ir Briuso skyrybos. Jam buvo palikti namai, tačiau jis buvo įpareigotas sumokėti Silvijai $10,000. Silvijai buvo leista pasilikti brangų sužadėtuvių žiedą ir šeimos šunį. Taigi, vėlų gruodžio 24 vakarą Ramaus kvartalo gyventojai pasakojo matę vyrą, apsirengusį kalėdų senelio kostiumu, išlipantį iš mėlyno Dodge Caliber automobilio. Kalėdų senelis, traukdamas didelę dovanų popieriumi apvyniotą dėžę ant ratukų, mojavo ir sveikino praeivius, linkėdamas linksmų kalėdų. Tuo metu 11:30 vakaro kalėdų seneliu apsirengęs Briusas pasibeldė į Ortegų namų duris. 8-metė Katrina Josef Polski nubėgo atidaryti duris. Mergaitė vos atidarius duris, vyras šovė ją į veidą. Tuomet jis įsiveržė į namą ir kaip kompiuterinio žaidimo personažas, laikydamas kiekvienoje rankoje po pistoletą, pradėjo šaudyti į visus, kas pasimaišė akiratyje. Tada jis atsidarė savo didelę kabutėse dovanų dėžę ir išsitraukė savadarbį liepsnosvaidį, kuriuo purškė degantį degalų mišinį namo viduje, planuodamas jį sudeginti ir iš karto palikti įvykio vietą. Tačiau vyras matomai neapskaičiavo to, kad namuose jau bus 2 atviros liepsnos židiniai, kurie sukėlė didžiulį sprogimą. Kai kurie Ortegų vakarėlių svečiai spėjo pabėgti iš degančio namo, įskaitant 16-metę merginą, kuri buvo pašauta į nugarą, ir 8-metė mergaitė, kuri buvo pašauta į veidą atidariusi duris. Viena moteris iššoko per langą iš antrojo aukšto, taip susilaužydama kulkšnį. Dar 2 žmonės sudegė gyvi, iš jų vienas paauglys, kuris žaidė kompiuterinius žaidimus antrajame aukšte, nes liepsnos buvo tokios galingos, kad uždusti nuo dūmų tiesiog nebuvo laiko. Atvykus ugniagesiams, namas degė taip stipriai, kad liepsnos kilo 15 metrų virš namo. Ugniagesiams prireikė beveik 2 valandų, kad sutramdytų ugnį. Užgesinus gaisrą netoli namų paradinių durų, tyrėjai rado keletą kūnų. Tęsdami paieškas, iš viso jie rado 9 stipriai sudegusius kūnus. Kūnai buvo taip stipriai apdegę, kad juos buvo galima identifikuoti tik pagal dantų įrašus. Tai buvo Josefas ir Alisa Ortegos, jų sūnus Čarlzas su žmona Cherry, kitas sūnus Jamesas su žmona Teresa, jų dukra Alisa ir jo sūnus Michaelas, bei kita dukra Silvija. Išgyvenę šeimos nariai policijai papasakojo, kas nutiko ir kad už visą tai atsakingas Briusas Pardo. Policija ilgai neužtruko, kol rado Briusą. Praėjus vos 3 valandoms ir maždaug 40 km nuo įvykio vietos, Silmer mieste jo brolis Bredas Pardo paskambino vietiniai policijai. Vyras grįžo iš kito kalėdų išvakarių vakarėlio.
Jis rado Briusą gulintį ant sofos savo kraujo baloje. Briusas mirė nusišovęs į galvą. Šalia jo gulėjo 9 mm Zigzauer pistoletas, o jam ant kelių gulėjo dar vienas tokio paties modelio ginklas. Ant Briuso rankų ir kojų buvo dideli 3 laipsnio nudegimai, o dalis kalėdų senelio kostiumų buvo tiesiog išsilydžiusi ir prilipusi prie jo odos. Apvyniauta aplink Briuso kojas buvo $17 000 grynais. Vėliau jo organizme taip pat buvo rasta kokaino. Tačiau istorija tuo nesibaigė. Prie Bredo namų stovėjo mėlynas Dodge Caliber automobilis, kurį, kai buvo išsiaiškinta, Briusas buvo išsinuomavęs. Jo viduje policija rado sudegusių kalėdų senelio kostiumų likučius ir 1000 šovinių. Negana to, automobilyje buvo sumontuoti sprogstamieji spąstai. Policija panaudojo robotinį įrenginį saugiai neutralizuoti bombą. Tuo pačiu metu policija gavo skambutį iš advokato, kuris pranešė apie įtartiną automobilį stovintį jo kieme. Kaip paaiškėjo vėliau, tai buvo Silvijos skyrybų advokatas. Sidabrinis Toyota RAV4 taip pat buvo Briuso išsinuomotas automobilis. Laimei, šis automobilis užminuotas nebuvo. Vietoje to, jame buvo daiktai rodantys, kad Briusas planavo ilgą kelionę. Jame buvo Jungtinių Amerikos valstijų bei Meksikos žemėlapiai, maisto, vandens ir kompiuterių. Po Ortegų šeimos žudynių jo planas matomai buvo nuvaryti užminuotą Dodge iki advokato namų, kur jis jau anksčiau buvo pasilikęs RAV4, ten apsikeisti automobiliais ir pabėgti. Vėliau buvo išsiaiškinta, kad jis taip pat planavo nužudyti savo paties motiną, nes manė, jog skyrybų metu ji palaikė Silviją. Tačiau sprogimas Ortegų namuose jį apdegino taip stipriai, kad jis negalėjo įvykdyti likusio plano. Vietoje to jis nusišovė pats. Katrina Józef-Polski, tuomet 8 metų mergaitė, kurią Briusas pašovė į veidą kalėdų išvakarėse, išgyveno šūvį ir tapo ginklų kontrolės aktyviste. Ačiū visiems, kad žiūrėjote. Jeigu patiko video, prašau paspauskite like, jeigu nepatiko, paspauskite dislike. Palikite komentarą, ką galvojate apie šią bylą ir pafollowkit mane Instagrame. Ir iki kito karto, iki.